Ble, šarvų neturiu tame problema. Tai va, aš tai turiu su savim pilnai šarvus, bet jau panaudojęs. Tai jis tau vis tiek reikėsgi šitą kažkur būtų slipusiam. Man? Na, Jo, čia kai bus tas visas. ne, aš pasakysiu, kada šūvis būtų ir psio. Ir jo, manys, kad tu paskambintum pasiskambintum per telefoną ir pajungtum garsiakalbį ir įsidėtum į kokį kišenę, kad girdėčiau, kas vyksta. Nu tai taip, taip. Vis tiek reikės. Tai turėtų rinktis pagal viską. Bumė stovi. Kentas. Šitas ir yra. Ja. Imam? Kaip darom, nu jį prie žmogus yra. Žmogų nupučiam jaučiu. Bus nelabai gali. Įsikvies galbūt galime jį. Ble, žiloje būdų tiesiog prieinam ir nutaikom jos ginklus. Galim. Na, tada taip ramiai tiesiog nueinam. Blet, kas dar atvažiuoja? Ai, ne, yra. Žiūrėk, Nu. tu šiom rankom, okei? Labą vakarą. Labą vakarą. Sveiki, Kas vyksta, ką gerą darot? laukiam teismo. Kas čia per teismas? Tas prieš Edgarą. Nu tai Tai čia kas čia ką prisidirbo? prisidirba, nežinau, čia toks vienas iššokėlis yra mieste, kuris viskas jam blogai, viskas jam netinka, kažkokių problemų pastoji su manim turi, tai vagavosi, kad spręsim kažkaip, žiūrėsim, kas čia vyksta, kas čia ką turi, kas čia ko neturi. Mes šiaip galim padėti ties to reikalą, jeigu reikia. Greičiau? Padėt? Jo. O kom jūs man galit padėt? Galim tą asmenį pašalinti, jeigu reikia. Tai aš manau, teismas pašalins, jeigu reikės. Ne, mes kitokį turim būdą, tik einam sėdam pas mumis į mašiną tada. Nes čia dabar, žinai, nenori prie tausų šnekėti. Tai einam gal davai. Advokatas irgi važiuoja. Einam, pasišnekėsim. Einam. Čia gal visai įdomu. Na tai taip. Oi, atsiprašau, ne į Nu, duok man ne į sėst. tą vietą išlipau. Dvi vietą. Turėtų leisti tiek atsisėsti. Ne. Nu tai teks advokatas palauk turės. Advokat palauks. Ateik man ant rankų. Nu, bandom. Mažojam, pašnekėsim. Pasidėk. daryt? Va į kavinę. Tai padėjau čia viskas jau. Gerai, ginklą ištraukiu. Įrimu į tave. Čia dabar, kas? Čia dabar. Kokie bairiai? Ko aš per teismą, ką čia pridirbai? Aš pridirbau. Taip, tu pridirbai. Aš pridirbau? Kad Taip, tu. Prie manęs prisikabino. Čia dar pasakykit, kad čia jūsų žmogus? Palauk. Dabar supiškė. Palaukim. Nes pašnekysim labiau. Išsilaipinamės į dabar biškį aš kai ką. Greitai. Mudai. Paleisiu štai čia. O, Taikytas. o, Na, Apsipakyti taigi. rankas ir apsisukti. vyrai. na. Taip, prie Aš mašinos. nelabai suprantu, kame yra problema, bet žinokit, tas jūsų... Su asmeniu. Žinokit, jūs daro didžiulę klaidą, vyrai. Jūs Man daro atrodo, tu didžiulę darai didelę klaidą. Uždėt maišą ant galvos. Šitą labiausiai mėgstu. Čia dabar. Ai. Aš negaliu patikėti, jūs rimtai, jūs esat jo kažkokie draugai, ar jis čia tiek pinigų turi, kad jis jūs nusamdė, Važiuojam. kas čia? Važiuojam. Kas čia per kitą? Pasodink tai. Kavinės dureles, įsisodino asmenį, išsėdė jam diržą. Kolega ginklį nutaikyk. Nutaikyta jau. Žiūrėkit, vyrai, aš šiaip esu ganėtinai įtakingas žmogus šiame mieste. Tikrai? Aš nelabai žinau, kas esat jūs, bet aš manau, mes galim būti viens kitam naudingi. Gerai, bet tada prieš tą asmenį, ką viską sakysi, tu tada neigi ir tiesiog sakai, kad aš čia kaltas ir viską. Man prisimt kaltę? Taip. Čia rimtas prašymas, aš nesuprantu, dabar prasme, jūs gilinotės, kaip aš... Wow, man trūksta Nesvarbu. žodžių. Nesvarbu. Ar gilumės ar ne, bet tu turi prisimti tą kaltę. Mes jį žinom, mes viską žinom, ką esi prisidirbęs, ką tu pridirbęs esi.
Aš žinau, kad jūs nesutarėt su biznis reikalais. Nu, yra tų iššūkių. Tai va, tai arba tu... Kaip šit, blėt. Kas čia buvo? Žinokit, vyrai, nieko nesuprantu, kas vyksta. Pasiemo pelasminę. Biškį pro langą iškritai. Nu, Dar toks bairis, žinok, be kojos liksi. Nuostabu. Ne, pašnekėkim dabar. Sprando, tai dar ir be kojos liksiu. Taip. Ne, vyrai, žinokit, iš tikrųjų aš valdau narkotikus, kurie patenka į šį miestą. Aš valdau jų kainas, aš valdau jų kiekius. Aš manau, mes tikrai galėtume rasti bendrą kalbą. ar tikrai galėtume rasti? Bet jeigu aš prisimsiu visą kaltę, jūs suprantat, kad tai labai prastai atrodys Nu, mano... maišą tau. Pagaliau. Važiuok. O. dabar Paeik į viduriuką. Į viduriuką čia. Nu, čia viduriukas, va čia labiau viduriukas. Šviesos viduriukas. Vyrai, klausykit, aš tikrai galiu jums kažkaip būti naudingas. Aš net nebejoju, kad... Tai ir būk naudingas. Tai jūs norit, kad aš prisimčiau kaltę? Taip. Jeigu pradėsi malt kažkokią nesąmonę ir pradėsi vėl viską, nu, jeigu pradėsi neigt, tai bus šūvis tau į galvą. Tu supranti tai? Jūs suvokat, kad teismas yra vieša vieta? Bet nebuvo pasakyta, kad bus patalpos viduj. Ja, bet jūs drįstumėt prie visų žmonių tokius dalykus daryti. Kas jūs tokie iš vis esat? Kaip jūs kažkur... Aš nesuprantu, aš niekad gyvenime nesu jūsų matęs šitame mieste. Tai ir paskutinį kartą ir matysi. Nesvarbu, kas mes esame. Tau tos informacijos nereikia žinoti. Mhm. Būtinai tau nereikia šitą žinot. Daug Tai- žinosi, mažiau gyvensi, kaip sakoma. Tai man tiesiog prisimt kaltę? Visą kaltę, viską, ką esi pridirbęs, ką esi pridirbęs. Kas man iš to dabar? Ta Būsi prasme? deportuotas, tada į kitą šalį liksi gyvas. Tavo gyvybė? Tavo Vat kas gyvybė. tau turėtų rūpėti šiuo Taip, momentu. taip. Manau, tau gyvybė labiau rūpi, negu prisikovoti dėl teismo. Argi ne? Man trūksta žodžių, žinokit, iš tikrųjų, aš negaliu patikėti, kad šitokie dalykai vyksta. Aš Tai tu galvoju- dabar, žiūrėk, tau turim pasiūlymą. Arba tu prisipažįsti viską ir tu realiai keliauji savo saugus į kitus namus, į kitą šalį, arba tu gauni šūvį ir tavęs realiai nebėra. Tu biznio negadinsi. Gerai, aš prisipažinsiu. Bet aš tau pasakau. Bet aš tau pasakau, tu pradėsi kažką ne to pasakot, dar kažką, šūvis tau tikrai bus greitas. Toks greitas, kad nespėsi sureaguoti, net pasakyti žodžio. Aš kažkodėl galvoju, kad jūs vyrai blefuojat. Neblefuojam, pamatysi. Nu gerai, tarkim, gerai, aš prisipažinsiu. Man vis tiek kažkodėl turiu nuojautą, kad tu netiki mumis. Na, man irgi taip. Parodyt, kad mes iš tikrųjų žadam kažką Aš padaryti šitą nesuprantu, tai situaciją. mes tarėmės, kad aš prisipažinsiu, tai jums netinka, tai kas čia per žaidimai, kokias mes čia žaidimus žaidžiam, aš nesuprantu. Žaidimas tas, kad tu gadini biznį. Papūk su juo. Aš gadinu biznį, Taip. aš esu biznis, aš viską kontroliuoju, kad tas biznis... Nekontroliuoji ten ją, kad tu nepastebėjai, kad iš tavęs sąskaitas neįkrenta beveik pinigai. Nu, pastaruoju metu yra šitas momentas, bet aš galvau, kad čia galbūt tiesiog trumpalaikiai nesklandumai. Netrumpalaikiai, visi to pinigai eina pas mumis. Ką tu realiai uždirbęs tai sąstų neįkrenta ją. Tai jūs norit pasakyti, kad... Palauk. Tai jūs norit pasakyti, kad jūs... Tie, kurie tau dirba, jie per mumis ir gauna. Tie, kurie dirba tau, jie per mumis ir gauna tą visą va, šitus narkotikus, viską. Tu labai suklydai to dalyko darydamas, dalyvaudamas teisme. Vyrai, gerai, prisipažinsiu, nereikia čia to smurto, viskas yra tvarkoj, viską aš suprantu, ta prasme, nu... Taigi pasitikėkim vieni kitais, viskas yra gerai. Pasitikėjimo niekada nėra kitais. O išpat tokie žmonėmis, kurie bando biznį gadinti.
keldami Bet, ar teismus. Jūs suvokėt, kad ne aš turbūt biznį jūsų gadinu, o gadina tas mano oponentas. Kaip iš vis jūs su tokiais žmonėm dirbat? Jis iš vis patikimas jums yra? Kaip jūs jį radot? Ta prasme, man tas žmogus atrodo labai labai žemos, kaip čia, kastos žmonių grupės, jisai, kaip jūs iš viso juos susikalbat? Nebijok, mes su juo pasikalbėsim irgi. Bet jeigu tu neprisipažinsi, kad tu visas tas darbas atlinkinėji nelegalias irgi ir tu visas tas dalykus gadini ir tu visą tą viršą sukėlei, tu gyvas neliksi. Tu supranti tai? Nu, supratau. Gerai, aš prisipažinsiu. Nu, aš dar noriu dėl savo saugumo, dėl savęs, kai ką porą... Nu, noriu padaryti tau parodyti, kad mes nežaidžiam vaikų žaidimų. Gerai, aš taigi viską supratau. Nu, bet ar tu tikrai tai supratai? Aš noriu išgirsti iš dabar šiuo momentu, ką tu supratai ir ką tu turi atlikti ir jeigu tu atliksi ne taip, kas bus. Bus teismas ir aš turiu prisimti kaltę visą savo. Jeigu aš kaltės neprisimsiu, mane, kaip suprantu, nužudysit? Čia turbūt šitą man bandėt pasakyti visą laiką. Nu, galim nenaudoti tokių žodžių, bet galim pasakyti, ištremsim mes tave. Tiek galim pasakyti. Tavo gyvybė dabar yra ant krašto, ką galiu pasakyti. Ir nuo tavęs pačios priklausys realiai, ar tu viską prisipažinsi ir tu norėsi saugiai keliauti iš miesto, arba tu norėsi būti, kaip sakant, pašalintas. Žinai, aš jau turbūt geriau rizikuosiu savo gyvybę, negu su tokiais geltonais batais vaikščiočiau. Ai, tai čia taip. Šitaip, kažką reikia paauklėt, vadinasi. Susilaikau, žinok, nu ir ką tu su tuo savo kraubaru, nu tai kas dabar bus? Ta prasme, jūs galvojate, aš jūsų labai bijau prisimsiu, aš tą kaltę, ir kas čia tokio dabar atsitiks? Tai trenk per tą kelieną, tai trenk iš tikrųjų per tą kelieną. Nu, davai. Gerai, supratau. Nu. Gal dar kitą Gerai. kelieną, gal dar kitą kelieną. Nu, iš kelieną, ne kelieną, bet į dantis gavau, tai nežinau, Tai kaip tau, sutaikysi tą kelieną. Gerai, galim per tą Yra kaip yra. gražią šukuoseną su to kraubaru prabraukti. Viskas, gerai, aš Taip, supratau, taip, gerai, prisimsiu, aš tą kaltę, baigiam tos pokštus, ta prasme, viską, aš supratau. Bet jeigu klaus, iš kur žaizda pas tavį yra, sakyk, kad tu pargriuvai realiai eidamas asmeninėmis. Rimtai, čia dar jūs galvojat, man tokius dalykus sakyt reikia, vyrai, ne vaikų darželis. Ne vaikų darželis, bet tai ką tu žinai, ką tu išplėpėsi. O va čia jau vienas ponas dievas, tai žino. Jokauju, viskas gerai. Nežaisk su mūsų, nežaisk su mumis, aš tau dar kartą sakau. Gerai, sakau, viskas gerai, kas dabar darosi. Tai va. Jūs norit, kad aš atrodyčiau sveikas teisme, ar jūs gal norit man dar kokią... Gerai, viskas. Vežamės į... Ai, čia tik manau, galiu, jeigu labai prašai. Ne. Nu, girdė, viskas. Aš matau pagal laikrodį jau reikia ruoštis varyti. Dėk maišą mes jį nusivešim ir mes jį realiai kažkur tokiau paleisim. Labai gerai, labai mėgstu, kaip taip padaro. Paleisim mes jį realiai ir jis nueis tiesiog. Atrakinsit, jisai tiesiai bus maišas nuimtas. Ir net nebandyk atsisukt, supranti tu tai? Darau galinės dureles, įsodinu asmenį, užsegu jam diržą. Žiūrėjom. Ir net nebandyk atsisukt, supranti tu tą? Atbolin. Man maišas trukdo kalbėt biškį. Tai nekalbėk, klausyk. Nebandyk, kai būsi paleistas, nuimtas maišas, nebandyk atsisukt, supranti tą? Atsisuksi, bus šūvis iškart į tave. Tada tai jau tikrai tau nieks nebepadės. Nu, supratau. Tai va taip va. Ir tau dar kartą pakartoju, prisipažįsti ties viskuo. Ir nebandai nieko meluot. Mes dar pasimatysim. Pasimatysim dar ne vieną kartą, jeigu išgyvensi. Kažkur biškį, reikia nuo čia paleisti, gal eina. Tik tą maišą nuimkit, nes nieko nemačiau.
Kažkaip uždėjau šį kartą. Atsidarau dureles, atsegu asmeniui diržą, ištraukiu asmenį, nutaikęs ginklą. Nuimu aš tau maišą. Atrakink ir te galai jisai. Servetėlę nubraukau burną, kad nebūtų pilna šūkių visokių nesąmonių. Gerai, švarus, Pasiemu dėkui. šukeles, sušukuoju plaukus, kad atrodytum kaip padorus pilietis, kad nieko nebuvo. Nuostabu, ačiū, jūs esat top greido servisas. Atvažiavot, sudaužėt, sušukavot, ta Atrakinau prasme. asmenį. Bernai. Trakinu asmenį. Ir eini Dabar iki gali tenais. bėgt. Gerai. Bėgi ir nieko nesakai, supratai? Bėgom. Važiuojam persidengt. Eiti persidengt, važiuojam. Čia artamiausiai užsuk. O tu turėk sniperį ir būk kažkur ten taip, kad galėtum matyti. Aš užsilipsiu. Pavyzdėk iššovau. Na, tai aš tau toks būsiu, čia nieks nepastebės vis tiek. Tik mašiną reiks kažkur tokiau palikti. Jo. Aš jų užsilipsiu ant šito gal pastato. Užsilip ten, kad galėtum matyti. Jo, aš tai čia paleidžiu. Jo, mane palieš čia, aš einu pasiklausyti, kas ten vyksta. Aš tau pasuksiu. Gerai. Mhm. Sveiki, visi ačiū susirinko. Pirkant, kas mums kalbėtume apie šitą teismą ateinat, aš... Reikėtų, kad arčiau mikrofoną kalbėtum, nieko nesigirdi. Geriau, kas nori apie šitą... O, daug geriau. Kas viso teismo ateitų čia, kad... Pasišnekėti dabar visą prabaną noriu išgirsti iš jo pusės ir iš kito žmogaus pusės. Prašom, tai. Sveiki, susipažinsiu, esu Mantas Žanas ir šiandien reprezentuoju Fernandes. Ir dėl ko jisai šiandien padeda Edgarą Ovendait, vis dėlto, nes kiek buvo pastebėjimų, Edgaras Ovendait, kaip iš ministerijos pusės jisai jį vadina Zyzliu arba... Jisai jį vadina Zyzliu arba duoda jam šluotų už... Pultelkit, biškį savo informaciją skleidau. Šluotas buvo patikimas teisingai. O už tai, kad jisai buvo vadinamas Zyzliu, nors jisai bandydavo miestelėje padėti tvarką susitvarkyti, jisai gaudo vien šito žodžio. Tai norėtume išsiaiškinti, dėl ko taip yra. Aš noriu čia dabar papasakot kur papasakot visą informaciją, kas kaltina savo kaltinimą apie Edgarą, papasakoju jo sužeidimus apie jį, papasakoti. Prašyčiau. Prašau ateiti. Ar galėtumėt pakartoti, nes žinokit, labai sunkiai jumis girdžiu bent jau. Nieko visiškai nesigirdi. Sakau dabar geriau? Geriau. Jo, dabar Stenkis kalbėti garsiai ir aiškiai, nes nieko nesigirdi, mes ten filmuojam, vidosi, kad nieko nepavyks padaryti. Dabar bandom žiūrėk. Kur žmogus apie savo kaltinimus savo eina pasišnekėti, o savo kaltinimus pašneka apie kokie kaltinimai, kuo jūs kaltina Erika ir kokia byla yra dabar čia. Gerai, tada duosiu žodį savo klientui.
Girdit, taip. Padaviau šį asmenį į teismą vien dėl to, nes pastebėjau pastaruoju metu vien negatyvą apie jį. Pastebėjau, kad yra neligybė, nes mane visada daugiau į mane žiūri ir ta prasme su kitais normaliai bendrauja, su manim ne. Tai šiandieną galiu papasakoti tą situaciją, kokia buvo. Tai buvo taip, buvo susirinkimas, aš norėjau pasakyti kelias klaidas, kurias būtų labai faina, ta prasme, kad sutvarkytumėt ir daug yra žmonės, kurie pritarė, bet aš kai buvau ten ir pasakiau tau, tu iškart sakai, užmutinkit ar kažkaip ten šį asmenį ir vėl jisai zyz. Ta prasme, tiesiog labai provokuojančiai pasakei ir aš kaip pykčių nevaldantis asmuo, tai tiesiog labai stipriai sureaguoju į tokius dalykus. Prasme, suprantu, čia yra mano bėdos, bet ta prasme, tu kiekvieną kartą provokuoji, tu tiek ir nežinau kaip čia pasakant, pasimeldus irgi biškį provokuoji, ta prasme, zyzu, verkiu ir daugiau nieko negirdėsiu. Nes, ta prasme, aš su tavim bandau kuo geriau ir mandagiau kalbėti, bet, neišeina. Ir pavyzdžiui, dar buvo vienas dalykas, nežinau, ar girdėjai, ne, bet tada, kai aš atėjau ir kažkas mane pradėjo debilu ir kažkaip vadinti. Ir, ta prasme, nieks nereagavo į tai. Nežinau, ta prasme, aš tai girdėjau, bet, ta prasme, nieks nieko negavo, už tai neišluotų nieko, sakant, nebuvo lygybės, ką galiu pasakyti. Nežinau, gal čia nieko nebuvo vien dėl to, nes pasakė gyventojai, bet aš pasakiau tau, kaip savivaldybės merui, ir tu tiesiog paėmė širdį, kaip sakant. Viskas, baigiu savo žodį. Supratau, aš šiaip esu pasiruošęs irgi kalbėti. Teisėjai leidus, norėčiau būti tiek už kaltinamąjį, tiek už savo advokatą, nes neslėpsiu, niekam nepaslaptis, kad turiu advokato licenciją. Tai taip, kai bus galima kalbėti, leiskite ir aš pradėsiu. Matau, kalbėti? Neleidžiu. Kalbėk. Gerai, tai pradėsiu tada kaip advokatas ir užduosiu klausimus tada ne pačiam ieškovui, užduosiu jo advokatui, kad nevyktų konfliktas. Tai gerbiamas advokate, ar jūsų klientas jums pasakojo, kaip jisai trukdo ir kaip čia dabar išsireikšti, kad mandagiai nuskambėtų ar ne, kad naktimis trukdo, provokuoja gal net tas žodis, bet užkrito dabar žodis, stalkina, taip pavadinkim, ar ne, kad lenda į akį ir niekaip nesugeba palikti manęs ramybėje, jisai tiesiog pastoviai prie manęs lenda, prašo visokių įdomių dalykų keistų ir tiesiog nepalieka manęs ramybėje, taip gal pavadinkim. Minėjo šitą dalyką jums. O, blėt, bėgam, čia kažkas vyksta. Kur tu esi? Aš bėgu. Į mane mentų šaudo, blėt. Kur šaudo? Į mane šaudo, blėt. Tu seka mane už nugaros, blėt. Kur mašina tavo? Leisk žemyn. Važiuok link medikų, bėk link medikų. Aš matau tave. Čia. Varyk. Kurva, pidarai, šaudyti mane pradėjo iš nieko neįtardami, blėt. Normaliai. Skambinam. Tau skambina.
Alio? Ką? Apie ką tu? Čia turim persijungti, būtinai. Šitą reikia mes šojam. Kas susakė? Ai. Nu, galimai, jo. Gerai, jo. Gerai, visas ledas gavos. Jo, bet va klausimas, ar jisai nebus, kai žinai. Bet jam tiesiai į galvą pisai. Pasijungiau, kai klasikinė. Jo. Bet nemanau, kad bus kažkas fiks tenais. Bet vis tiek reiks ir su tuo susitikt, Nieko nematau, Nematau medikų realiai visiškai mašinas. Tiesiai šūviai, galva šūviai. Jep. Kur jie yra? Čia turėtų būti. Kiek? Žemė yra kažkas, tu matai? Čia kažkas yra, žemė. Tai kaip pristatyta mašina. Bet medikų nematau. Kažkaip medikų tai aš nematau, Nu. Vieną audinį turim sustabdyti. Už ką? Ką, ble? Kodėl mumis stabdot? Už kokį gerą jūs mumis stabdot? Kaip pala. Nesupratau? Ne, taip mes nežaidžiam. Ne. Kodėl jie mumis stabdo, aš nesupratau, ble.